Atvažiavau pas savo Fatimą, atvežiau chebrą supažindint. Oi, begėdis. Taip, Fatima va, turi samanugoniuką verda. Va, čia mano Fatimos apartamentai. Čia turim daug to turtelio visokio, palapinė. O, da gėlytė auga vidury, žiūrėk, darželis. Nu, ve, darželis vidury, ve. O, matai kada? Nu. Jo, ir čia gyvena mano draugė. O, kur pašiltai? Tualete. O, čia visokių gėrybių turime. Šitam gyvena kažkoks keistukas, nežinau kas. Kažkas sakė, kad visai kvapas neblogas. Nežinau, kas čia galit papasakot. Tiek žinių iš mūsų sodžiaus. Varysim toliau. Atsiprašom už tos begėmius, kur su manim važiuoja. Jie viską nori sušikti. Vidury Sacharos technologijos. Štai, saulės elektrinikė, 2 panelikės, šulinys, ateini, įsijungi kirtikliuką, automatuką ir turi vandens. Nu, ne, čia vietinis. Kupranugarnitis remia čia. O, vanduo negiliai. Jeigu mes jas pavalytumėm, turėtumėm dar daugiau vandens. Čia turim specialistų, pagrindinis specialistas. 7 metrai gilė. Banda privatizuot. Ir va tokioj va vietoj mes turim vandenuką. Navaro, kitais keliais, kur mes grįžom. Programėlės kupiesiems, Suvalkietis Marokė. Ant Landcruiserio užtenka benzas per brangus. Nu ką daryti. Perki balioną blynam už 4 eurus, biški siurbliukų, biški filtriukų. Va taip aš dujas blynams, siurbė, lenda ir nulenda tenai. Ir virsta dujom prabangiems Landcruiseriams. Ir tada sėkmingai mus veža per visą Maroką 7 kartus pigiau negu ant benzo. Taip, nekilnojamo turto nusprendžiam biškį įsigyti. Stovis pasakiškas. Kaina auga ne dienom valandom. Biškį reiks pasitvarkyti. Oi, Fatima rūpiučia durų neuždarė. Taip.
Jeigu kas norės į svečius, mano butas numeris 10, rakto nerandu, įeiti neįėjau. Antras senos pusės užėjau kambarį, bet man atrodo, kad Zulfija čia gyvens. Oi, čia kaip gerai. Oi, pasakarinė chata. Taip, trečiam aukšte bus pramogos galima. Oi, čia su vaizdu į pasakų šalį. Čia nemokamas parkingas, stovi prabangiai modeliai, kaimynai ramūs. Ką domina, sakykit, duosiu koordinatės. O, grįžau namo, nebūk rupūžę savaitę, viskas apleista. Eilėkus, aik remontuok. Šluokis. Nu, šluokis. O, čia dar šniukštinėjai štai prieki kažikas. Ką tu čia šniukštinėjai po mano viešbutį nesusimokėjus? Bet čia dar nieką, biškai pasitvarkysim. Oho, a, vo. Išlėkė kaliošus net palika. Bet da čia viskas gerai bus. O, čia bus mūsų mečetė, Dievo namai. Dabar nesikeikit, rupūžės. O, še. Ajetus tu manave, pelenkai gražu. Jeigu aš tik tai rasiu, kaip iš čia išeiti. Nu. O, čia turim šulinį. Šulinį turim. Kukų. Ką čia turim? O, stadions. Viešbutis, kas bus? Kam langai? Čia ekologinis viešbutis. Taip, Natūra 3000 čia. 3000. Už 2000 gali tik ten prie mašinai permėgoti. Interviu apie ar patinka jums mūsų viešbutis. Neblogai. Tik tai lovas subetonuokis. Lovas dar reikia biškį pastiprinti. Subetonuok, ne? Armatūros storesnės. Bet parkingą reiks didinti, o mašinos mano viešbučiai jau nelabai telpa. Eina žmonės miniom, atidarimo akcija. O Garbanių štai. Akcija, akcija. Kur jūs į balių nesiskutęs jaunuoliai? O žvaigždžių štai padavė. Ir dar ten toliau urvas eina. O čia tai jau. O klientai išvypo aukštu štai. O per tą skylūkę mes jį galim tik tai matyti. Nuostabus viešbutis. Viešbučio direktorius, laisvalaikio aižo riešutus. Čia gali kumpį pasikabyti arba dešrą. Geriausia ispanišką kulšį, hamoną. Oi, čia norintiems privatumo. Ir koks aids. O pirmi klientai atidarimo akcija dabar paskelbta. Nebrangiai gyvens žmonės. Mano viešbutukė. Su kokiais samasvalais atvažinėja. Kažkai trauksi tą kalną. Kiek to variklio 5-7 tik tai. Tai važiavo. Dar viens kažkoks viliuks.
Žodžiu, viešbutė Anšlagas. Gyvensim, va tie kambariai užsakyti. Užsiimsim gyvulininkystę. Įsigijom bandą veislinių asilų. Jeigu damas nerandat asilų Lietuvoje, skambinkit, pafundinsim. Tas tik tai su kibiru užimtas, daugiau visi kiti laisvi. Šiandien technologijų diena. Vat mes randamės vat kažkur va tokioj va vietoj. Civilizacijos čia ne per daugiausiai. Čia kažkokie porą vazikų stovi štai. Kažkokie lituano turisto, ten kažkokius žirgais atjojusių. A čia va technikos pažengimas. Mano giminingas motoroleris, varomas dujom. Nes visi rūpinas ekologiją, kad nebūtų mažiau CO. Azonas skylės. Va, eina dujikės. Dujikės, va. Gazas čia. Čia yra kavinė mano brolio. Gavom arbatos. Už arbatą nieko neprašė iš mūsų. O sėdi po palmę, valgai bananą, į tau galvos neskauda. Jis nežino, kad karas kažkur, nežino, kad kas. Jisai gyvena laimingas. Naujos technologijos, ledinė lempa. O, lediniai apšvietimai. Nieks jam nerūpi nei Taivanis, nei kiniečiai.